Na tai ką, naujas projektas, šiandien važiuojam pirkti džipą, pamatysi toliau serijai, jis randas akmeniai, su pirkėjai viskas suderinta, pamėginsim, pasižiūrėsim, kas per variantas, planas yra toliau važiuoti į Bekelį, išbandyti gerai ir gal kažkur sudalyvauti kažkokiuose varžybose, tai vat, lėkiam. Na tai ką, išvažiavom iš Šiaulių, jau pakeliui į Akmenę, susiskambinom su pardavėju, pardavėjas baiginėja darbus ir manau, kad šiek tiek palauksime į Akmenį. Tai vat, šitas projektas bus offroadą mano antras gyvenime, pirmas buvo Honda CR-V, pridėsim nuotrauką. Kame buvo problema, tai tam automobilį nebuvo blokiruočių ir buvo automatas. Įvažiavus į gilesnę balą, tai tiesiog automatas uždusdavo, o kadangi blokiruočių nėra, vieną ratą sukdavo, tai didelė tikslo ten iš jo nebuvo. Paprastai po mišką pasivažinėti viskas gerai, bet kažkur giliau lįst tai ne. Tai vat, mėginsim dabar su šiuo projektu, tikėkime neapsišausim. Tai ką, nupirkom modeliuką Opel Frontera 99 metų, 2 benzas, dujos. Buvo problema, leidžia benziną per šlangutę apatinę. Tai atjungiam rėlę, tai dabar kaip ir viskas tvarkoj. Tai beliks važiuoti su ja. Yra paimtas draudimas šviežiai, technikinis iki kitų metų vasaros. Gavom papildomai ratų komplektą. Tai vasarinės padangos, mišrios skaitosi, galima važiuoti ir Bekelę, ir asfaltu. Tai va, o čia yra žieminiai ratai, galima sakyti taip. Kažkaip bandysim grįžti. Šiek tiek įsitestavom, pasižiūrėjom, kaip traukia, kaip važiuoja. Kaip ir problema, atrodo, didelių nėra. Priekinį tik pusę čia reiktų pakeisti, nes šiek tiek trata. Prasivažiavom pro Marso kanjonus, kaip sakoma, kažkur Meksikoj. Tai vat, žodžiu, kas per variantai. Planas yra toks. Žiūrėsimės, ieškosim gervės, priekį dėsim kažkur, ledbaros apšvietimą, nes dabar tokie pažibinčiai belikę geltoni. Ratus pasikeisim, nes davė papildomą komplektą, įmėsim nuotrauką kažkur prikabinsim. Po to planas daugiau kažkokį gal stilių padaryti. Tai vat, manau, pabendraukim, parašykit, kas buvo įdomu, kas patiko, kas nepatiko, pabendraukim, kaip sakau. Tai ir kažką bendro gal bandysim ir parodyti. Tai vat, spauskit laiką, subscribinkit, jūsų reakcijos man svarbiausios. Tai vat, bandysim kažką toliau daryti. Važiuojam toliau. Per kamerą tu nepasiduot, bet status kalnas.
Suka neatrauk. Nu ką, pabandom biškį pareguliuotą galę. Čia nori saulė išpiešti, neišsipiešti net saulikė. Kur čia dabar yra? Bet dujų kvaps mašinai, tai oi vaje. Susakė šitą man, reguliuoti reikia. Tai kitą pusę. Pa, kitą pusę susakė, ne? Atsukau. Padė čia pakaitė. Nu ką, pabandysim gal. Operatorių. Tai aš to telefoną sutraiškysiu. Čia prifilmuosi mane. Geriau. O, blin. Uik, tu. Eik, tu sako, kokias emocijas. Aš guk apsiversiu galvą, trenkiu lubas. Man rods, kad šiandien užteks. Važiuojam namo, nes galimai dar nedatraukt galim, o mum iki Šiaulių dar 50 km. Tai ką, susimatysim kitoj serijoj, tikiuosi žiūrėsit, emocijas geras, rankas dreba, viskas, iki, sėkmės. Tai va dabar reiktų kažkaip link tų namų važiuojant pradžiai pravažiuoti tą kalniuką. Ui. Na, blokiruočių nereikėjo jums, bet tikiuosi, kai nereiks. Svarbiausia neapsiveiksti. Ui. Gal gazą duot nuo to kalno, ką perskristumėm, kad... Davai, duodam. Davai, lėkiam. Biškio operatorius įsigandai, ne? Ui. Tas ilgas ne kažką čia šveidžiu. Ui. Šiek tiek buvo tepalo lemputė užsidegus, tikiuosi vėl neužsidegs. Pagnali! Aš per priekinį langą to nieką nematysiu. Ui! Lėkiam. Kai šiek tiek atsukom tas dujas, tai labai geriau. Labai. Iškart emocijų pliūpsnis. Ai, čia užgesam. O, Jėzu. Nu, kaip visada, su nuotykiais. Nebefilmuok. Jau prisižaidėm iš Šiauliuose, šiandien nebebūsim. Aš
tikiuosi, kad atidarys kapot. Davai, darykis. Vadinas, gyvenk ramiai, prisigalvoji čia projektų. O, pavyko. Bandom dėti rėlę. Kažką darysim. Nebecypauk, šit man. Čia nuo lempų. Biški aprangą netokią pasirinkau šiandien. Bet aš negalvojau, kad čia tik važiuosim. Operatorius lėkiam, ant kadrų, sako, reikia. Kaip dabar čia dedas jinai? Tu gerai neužsitrumpinti. Opa. Tu ją ištrauksi, kai aš užkursiu. Jeigu užsikursiu. Tu rimtai. Davai. Pagnali, eik. Kas čia yra? Davai. 2 hours later. Wow! Varom, bet kažkas iš variklė atrodo man. Nu gal nieko. Bandysim kažkaip. Gerai, viskas, užteks. Namo. Į Šiaulius.